Vakar pasirinkau pažaisti grynų pinigų žaidimus Alikantėj. Geroj lokacijoje, gražioj vietoje. Su tikrai gražia prieplauka vaizdais. Nemėgstu aš ir nemoku iš tų grynų pinigų žaidimų, bet nusprendžiau pabandysiu. Susirinkom pilnas stalas, 10 žmonių. Blindai 2,5-5 eurai. Klasika, holdamas. Buvo sudėtis labai įdomi. Tai suskaičiavau, kad 6 už mane vyresni ir taip kokie 10-15 metų vyresni. Pora jaunesnių ir vienas toks jaunuolis. Tai tie jaunesni, ko gero, ten, kiek supratau, reguliarūs, kurie ir nurenginėja tos seniorus. Tai seniorai ant stalo pasidėjo nuo 100 iki 200, kas 100, kas 105. Tai 3 pasidėjo kažkur apytiksliai apie 500. Tai aš nusprendžiau dengti tos vyresnius, bet atsargiau žaisti su tais kitais likusiais, tai per vidurį pasistačiau steką. Žaidimas visiškai ramus, jokios agresijos, net iš tų jaunimo nėra agresijos. Tik tai, kad karts nuo karto vis konfliktėliai visokie vyko tarp tų vyresnių. Tai nes ten juokingų situacijų, tai po turno padaro veiksmą, atverčia kortas, tai padaro kolą, išmeta kortas ir po to prasideda aiškinimaisi. Tai vat pasislėpęs vieną tokį aiškinimąsi įrašiau, kad šiek tiek pasiklausyt, kas ten vyksta. Yo quería saberlo. ¿Qué dices tonterías? ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Dónde ¿Por qué no sé yo jugar a esto? Ahora me llaman preguntas. Tai va, o šiaip žodžiu nusistačiau, kad pažaisiu 3 valandas. Tai po jų ir pakilau. Tai lygiai gavosi 215 eurų pliuso. Tai pasirodė labai taip smagus žaidimas. Tai va, šiandien ilsiuosi, žiūriu kašį, o toliau bus matyti.